ar galima per 2 dienas aplankyti 3 didelius automobilių muziejus ir dar papulti į klasikinių automobilių šventę. Pasirodo galima, ypač jei to neplanavau. O viskas prasidėjo nuo Marselio, kai Marselyje būdamas prisiminiau, kad jame filmavo garsiąją komediją Taksi. Ir man kilo klausimas, sakau, kurgi jie tą originalią Taksi dabar laiko. Paieškojau internete, pasirodo, kad Peugeot muziejuje, čia netoli Vokietijos sienos. Nu, kadangi vis tiek važiuoju aš į Lietuvą jau palei maždaug tą kraštą, tai nuvažiavau aplankyti vakar tą Peugeot muziejų. Tas Peugeot muziejus visiškai kaip tik pas gamyklos ten prieigose, senam pastate, labai gražus, daug visokių Peugeot automobilių, visa istorija, visa jų ne tik tai automobilių, bet ir pačios gamyklos istorija. Pasirodo, jie ten labai dar gamina daug visokių rakandų, įrankių, prietaisų, kavos malimo mašinėlių ir kitokių dalykų. Nu ir žinoma, tam muziejui aš pamačiau tą legendinį Taksi, jisai ten eksponuojamas, tas, kuris buvo naudojamas filmuojant tą garsiąją komediją. Va, tada žiūriu navigaciją, kas man čia pakeliu į Lietuvą, galvoju pagal kilometražą kaip tik Štutgartas. O kas gero Štutgarte? Štutgarte pasirodo yra dar 2 automobilių muziejai, tai yra Porsche'as ir Mercedes'as. Nu, galvojau viskas, kadangi čia laiko nėra, šitiek daug neturiu bastytis po tos muziejus, sakau, ką aš čia dabar kažkokį vieną rinksius. Paskui galvojau, ne, vis dėlto reikia kažkaip taip įtilpinti abu, tai aš vakar po to Peugeot muziejaus sėdau vėl ant autobano ir per kokias 3,5, beveik 4 valandas atvariau čia į Štutgartą ir tiesiai į Porsche muziejų. Na, Porsche muziejus ir jau modernus pastatas prie pat Porsche gamyklos, daug ten tų Porsche ir visa istorija ir visa legenda, toks viskas moderniai, viskas hiper, tuper, nu, Porsche stilius. Tai va, viskas taip labai gražiai atskleista. Tai ten irgi pasivaikščiau, pavalgiau, apžiūrėjau tas mašinas. Kas įdomu, tai iš garsiojo Disnėjaus filmuko Porsche, ta tokia mėlyna Porsche vardu Sally, jinai pasirodo yra tikra, jinai yra tikrai pagaminta ir Porsche muziejai jinai yra eksponuojama, tai yra tikros mašinos, šiek tiek pakeltas stogas, perdaryti langai, tada padaryta ta šypsena tokia iš bamperio, nu ir jinai yra važiuojantis marketinginis modelis. Tai va, tas Porsche muziejus tikrai fainas, įspūdingas. Nu ir tada jau vakaras jau vos gyvas, prasivilkau į viešbutį, čia Štutgarto priemiestį, jau vakar niekur neėjau, nei į patį centrą niekur, tiesiog grįžau miegoti, nes jau vos gyvas buvau. Nu ir va, šiandien jau 9 ryto aš jau čia, šitam superinio įspūdingumo pastate. Tai yra Mercedes-Benz muziejus, kuris, na, anksčiau galvojau, kad Müncheno BMW muziejus yra pats tas. Tai dabar mano bent jau akim žiūrint, tai Mercedeso muziejus yra rimtas tam konkurentas, kadangi pastatas tikrai unikaliai pastatytas, architektūra įdomi, tokių 8 aukštų, reiškia, užkilus liftu į viršų leidžiasi žmonės žemyn ir tada per visas tas sales, visas tas epochas, visus tas laikotarpius skirtingus ir atskleista viskas pat nuo pačių pirmųjų variklių, nuo pačios variklio sukūrimo, vidaus degimo variklio sukūrimo idėjos, visi tie žingsniai viens po kito, tai kaip tiek Daimleris, tiek Benzas dėjo savo variklius tiek į dviračius, tiek į karietas, tiek į laivus, paskui pirmieji sunkvežimiai, pirmieji lokomotyvai, nu daug visokių tokių įdomių pirmųjų dalykų. Ir kaip ta vokiečių inžinerinė mintis vystėsi 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioj. Nu ir paskui per atskiras epochas viskas atskleista daugiau, kaip vystėsi tiek pati gamykla, tiek industrija, tiek technologijos, saugumas. Na, žodžiu, visa ta istorija Mercedeso atskleista išsamei, giliai ir sunkvežimių atskira linija, transporto priemonės ir pašto automobiliai, autobusai, keleivių vežimo priemonės. Nu, visokiai, tikrai verta aplankyti. Kas bus iš toje vakarinėje dalyje, tai Štutgarto Mercedeso muziejus yra tikrai ta vieta, kur tikrai verta praleisti geras 3 valandas ir pamatyti, tikrai prisiliesti prie visos automobilizmo istorijos.
Tai va, o aš čia pasirodo netyčia dar kažkokia vyksta klasikinių automobilių paroda. Mano planas šiandien yra pasiekti Bambergą, čia visai man netoli, apie 300 km. Nu, santykinai netoli, bet vis tiek kas 4 valandas 5 važiuosiu. Va, ir tada jau judu link Vilniaus, kur planuoju grįžti trečiadienį arba ketvirtadienį namo. Tai va, einu dar čia pasibastyti, pasižiūrėsiu tą parodėlę, kai aš čia privažiavę ir lėkiu tolyn. Ačiū visiems palaikintėm ir komentuojantėm ir iki, sudėjau.